Sveikučiai! Šiandien rūkinsiu jauno paršelio koją. Mėsą pirkau šaldytą, dėl to atitirpinau ją šaldytuve per 2 paras ir jinai yra dalinai iškaulinta, tai yra pašalinta dalis kaulo. Prieskoniavimui naudosiu komercinį prieskonių mišinį ir naudosiu išvirkštinimo technologiją. Man toks prieskonių mišinys labiausiai tinka kiaulienai ir vištienai. Tam, kad prieskonius išvirkšti į mėsą, reikia pasidaryti arbatėlę. Papildomai dar be prieskonių mišinio naudosiu druską ir granuliuotus česnakus, nes man tokio skonio norisi daugiau. Prieskonius dedu į karštą verdantį vandenį ir palaukiu, kol pritrauks, taip pat, kad atšaltų iki kambario temperatūros. Kaip minėjau, mėsa yra dalinai iškaulinta ir jinai yra įdėta dėl to į tinklelį. Ta tinklelį galima gražiai nuimti, išvynioti mėsą, įtrinti prieskoniais ir uždėti tinklelį atgal. Tik tai man, kiek kartų bandžiau, niekada nesigauna sulipdyti atgal taip gražiai, kaip būna iš pradžių. Tokiu būdu galima prieskoniuoti įvairią mėsą ir galima naudoti įvairius prieskonius. Svarbu, kad tie prieskoniai būtų be kietų dalelių, arba galima jas tiesiog nukošti, pasinaudojant kokiu nors arbatos samteliu. Mėsą prieskoniuoju gana gausiai, tai yra ne tik tai į tarpus tarp mėsos kažkur to skysčio, kad pakliūtų, bet pakliūtų ir į pačią mėsą. Dalis jo aišku išteka, bet tikrai daug lieka. Kuriu kepsninę ir leidžiu ją įkaisti maždaug iki 100–110 laipsnių Celsijaus. Kai jau viskas įšilę, įdedu dar papildomai medienos kaladėlę rūkinimui. Tai mediena gali būti skirtinga, man šiuo atveju labiausiai tinka obelis. Tokio dydžio mėsos gabalas rūkinasi apie 3–3,5 valandos ir tam, kad mažiau kaitros gautų iš apačios, dedu 2 deflektorius. Jeigu neturit antro komplekto deflektorių, galima naudoti picos akmenį. Aš dažnai rūkinu tokius kepsnius ant papildomų grotelių, ant paaukštinimo, bet galima dėti ir tiesiogiai ant grotelių. Tiesiog uždėjus aukščiau gaunasi didesnė dūmų cirkuliacija. Kai viską sudedu į kamadą, leidžiu jam tolygiai šilti ir temperatūra turėtų pasiekti apie kokią 120–130 laipsnių, nedaugiau negu 150 laipsnių Celsijaus. Tam, kad žinoti, kas vyksta kepsninėje, gerai būtų naudoti termometrą ir mėsa šiuo atveju turėtų pasiekti apie 70 laipsnių Celsijaus temperatūrą. Sklendes atidarau labai nedaug ir šyla viskas po truputį. Rūkinimo metu reikėtų kepsnį apversti laiks nuo laiko, apsukti jį, tai tą darau kelis kartus. Jeigu norit labiau rūkyto skonio ir labiau rūkyto vaizdo, tai galima įdėti dar papildomai kaladėlių rūkinimo metu arba įdėti medienos pagaliukų į apačią po degančių turiniu. Kadangi tai yra kiauliena ir yra koja, tai iš esmės galima rūkinti ir iki aukštesnės temperatūros, priklausomai nuo to, kaip jums patinka, bet man norėjosi tokio labiau vidutinio rūkimo. Dėl to nuimu kepsnį, kai temperatūra maždaug pasiekia apie 65–70 laipsnių. Aišku, ten, kur plonesnė dalis, tai temperatūra bus aukštesnė, ten, kur yra storesnė dalis, šiek tiek žemesnė, bet vidurkis maždaug toks. Nuėmus kepsnį reikėtų leisti jam pailsėti, tokiu būdu pasiskirsto sultis, jis baigia kepti ir temperatūra nusistovi vienoda visam kepsnyje, o kiek reikia jam pailsėti priklauso nuo to, kokio dydžio yra mėsos gabalas. Tai mano atveju užteko maždaug apie 20–30 minučių. Kaip ir sakiau, galima, aišku, būtų iš pat pradžių išvynioti tą mėsą ir ją įtrinti prieskoniais sausais, bet šiuo atveju tiesiog išlaikiau gražią formą. Kaip matot, išorė pasirūkino gana neblogai, o prapjovus matosi, kad pasirūkino ne tik išorė, bet ir viduj. Prieskonių ir druskos dėjau atrodo tikrai nemažai, bet paragavus neatrodo, kad būtų per daug, dar kai kuriuose vietose atrodo, kad galėtų jos būti ir daugiau.
Visgi priklausomai nuo prieskonių mišinio nereikia persistengti, nes įdėjus per daug druskos jos jau nebeišimsi. Geriau pasūdyti jau iškeptą mėsą. Na ką, tikrai gražus kepsnys ir ne tik gražus, bet ir labai skanus. Vienintelis dalykas, ko galbūt norėtųsi, tai yra traški odelė, bet man patirtis sako, kad jauno paršelio odelė nelabai linkusi yra prikepti, bet galbūt pabandysiu kažkurį kartą ir tokį variantą. Gražu, skanu, bet visada gali būti dar geriau. Ir dažnai kepsnį pagerina padažas arba kažkoks ypatingas garnyras. Taigi kepsnį galima valgyti ir taip tiesiog, bet aš prie šio kepsnio labai rekomenduoju pabandyti pasidaryti specialų garnyrą, tai yra pankolį troškinti baltame vyne. Būtinai pabandykit. Skanaus ir iki kito karto.